Trečia diena. Mes visi dar gyvi. Pas mus dabar yra be 15:11. Išsimiegojom, pasidarėm valgyt. Nu, kažkas išsimiegojo, tiksliau aš. Aš ne ypač, nes lova buvo mažoka ir čiužinys buvo labai kietas. Labai geras. Aš labai dievinu kietą čiužinį, jam reikia tokio vidutinio. Turim dilemą amžiną. Na, aš kadangi pakankamai sunkus ir biškut truputėlį įkristi yra gerai, patogu, jei kadangi plokščia, tai... Ačiū. Kaip šneka, ne, apie žmoną? Nu, Okay. lyginam su kuo, kur kas. Understood, aš tau sakau. Paskui pakalbėsim, kai kamera išsijungs. Patogiai ir guli. Tai įsmukti nereikia, nes tai ar ant vidutinio, ar ant minkšto, taip ar taip nesmunka. Nes plokščia ir nesmunka. Kaip tu galėtum apibūdinti savo žmoną? Okay, bet ne apie tai. Tiesiog. Jo, tai pas mus yra apie 15:11. Šiandien mūsų kelionės diena ganėtinai trumpesnė. Visą važiuosim 505 kilometrus ir dabar rodo 5 valandas. Tai teoriškai apie 3:30, praktiškai apie 4:30 būsime jau. Darysim sustojimus, nes vis tiek ir bernus reikia, tai pagirdyti, tai pavedžioti, tai žodžiu. Ir mums pavalgyti. Nu taip, jau kadangi biškutį pavažiavom, tai dar dasideda 20 km nuo minėtų kilometrų, bet ne esmė. Kitas dalykas, kad šiandien nereikia nei sportuoti, viską turim kaip ir susipirkę. Iš esmės viskas pakankamai easy, tai turėtumėm anksti atvažiuoti, gerai išsimiegoti, tikiuosi. Taip. Pailsėta. Darbus pasidaryti, kurių nepasidarėm, nebespėjom dar. Taip. Šiandien. Labai gerai tas vakaras, laisvesnis toks sėsim viską. Kaip bebūtų sportininkam varžybos, klientam irgi pats darbymetis, savaitgalis, tai turim viską pavaryti. Ir tiek iš esmės, pasidarysim dar maistą šiandien, kad rytoj nereikėtų. Nes ryt sportuoti. Ir rytoj varysim pajudėti. Tai reikės dar susirasti salę, kur būtų galima kažką gero nuveikti. Taip. Nes rytoj nugara. Man tai apačia. Nugara, dvigalvis ir babušikna. Babašikne. Babašikne. Tai, žodžiu. Šiai minutį tiek žinių. Žodžiu. Pernai, jo, reikia labai kavos, iki Starbuckso buvo 20 kg patingėjom, žodžiu. Šio karto būsim, jo, Prancūzijoje jau kavą gert galima jau normalesnę, tai žodžiu galima jau pasimti. Nes Ispanijoje, žinote, kiekiai yra labai stipri ir labai kiekiai maži. O mes tai mėgstam tos praskestus kibirus kavos, kur geri mėgaujas, žodžiu. Prancūzai čia turi visai neblogą kavą, tikrai galima gerti, jokių problemų. Priešingai negu Ispanijoje. Ispanijoje tik tai Starbucksas arba ten jų išskirtinės kavinukės, kurios pritaikytos europiečiam. Nes ten net McDonald'e labai mažai duoda jau tos kavos. Paprašai amerikano, tau įpila tiek. Portugalijoje tos pats. Jo. Tai, žodžiu, tik tiek. Tai gerai, pasimatysim kažkur tais toliau. Spėkit, kur privažiavom. Ir vėl mūsų mylimiausi mokami keliai. Labai prancūzai nori. Vėl mes išsiimsim tikėtą. Nu davai, pasieks ar nepasieks. Ait. Saugom bilietėlį. Prailgėjo rankos. Arba sėkmingiau siekiu tikslo. Nu įdomu, kiek dabar sumokėsim. Varom. Na tai va toks skaudus malonumas Prancūzijoje pilt kurą. 2,06 €. Todėl ir nepyliau pilno bako, nors mėgėjas visada prisipilt. Bet tikrai ne už tokią kainą. Vokietijoje turėtų būti pigiau ir tikrai pasieksim be problemų. Mašina pakankamai ekonomiška, tai negaliu skųstis to klausimu ir tiek. Tai va, einu kavos. Prabangaus kuro užsipylėm. Kiek gavosi bendrai?
41 euras 34 centai už 20 litrų kūro. Tai papliusuojam. Dar, bet vėl Starbucks'o kavutę. Degalinį gavom, važiuoti niekur nereikėjo. Jo, ir šiaip iš tikrųjų taip, nemažai Starbucks'o kavos yra Prancūzijoje degalinėse ir ten yra daug aparatais iš esmės, tik būna du skirtingi kažkokie tiesiog įmontuoti aparatai, nepamenu. Lavazą, man atrodo, jie mėgsta. Įvairios, nežinau, nesvaigsiu, neprisimenu. Ir yra Starbucks'as. Ir įprastai Starbucks'as kainuoja gerokai brangiau negu ta kita, o gauni praktiškai tą patį. Tai skirtumas būna tikrai ženklus. €1,5 kažkas už puodelį. Tai dabar čia, kur buvom, tai buvo irgi ir tas, galimybė rinktis ir kaina identiška. Ar Starbucks'o, ar tenta, tai kaip matot, likom ištikimi Starbucks'ai. Starbucksai, taip, tai už kavutę 7 eurai sakė, ar ne? Tavo didesnis, mano mažesnis. Plus 7 eurus. Skirtumas tarp tipo vidutinio puodelio ir didelio puodelio, tall ir grande, 20 centų. Fantastika. Tai kadangi aš kofeino naudoju labai mažai, dabar kadangi prepas įsivažiuoja, tai šiek tiek padaugėjo truputėlį, nes kurį laiko tarpą kavos visiškai negeriau, dabar šiek tiek daugiau, tai maksimum būna 2 puodeliai per dieną, čia tiksliau kelionės metu, iki tol maksimum 1 per poilsio dieną, sporto ne, tai dabar pagausėjo, tai man aš irgi puodelis 2. didelės. Jo, puodelis 2, tik biški didesnė. O šiaip, hebra, mes maisto nepliusuojam, ką perkam, nes maistas tai ir taip yra aišku, ta prasme, tai nėra kelionės išlaidos, tai yra tiesiog rutina, nes valgom identiškai tą patį, ką ir kasdienybei. Tai tik tais grinai va tokias lempinės, kaip... Ne lempinės, tas kelionės išlaidos tai, jau. Kava būtų lempa, nes vieni gali gerti, kitiem nereikia. Mes arbatos pasidarėm termosus. Taip. Kad nepirkalioti ir kada nori tada atsigeri, kas faina, šiaip pirmą kartą tą darom kelionės metu. Jo, pasiteisinęs reikalas, nes mes arbatų klubo būrelio nariai galėtume būti. Čia vėlgi per Nirką. Ne, čia per tave. Per mane, bet su Nirka pradėjom įsteiginėti mes kavos gerimo būrelį. Neklauskit Rumunijoje, nes mes geriam gal konkrečiai stabiliai kas 2 valandas, po puodelį visi. Tai mes mėgstam arbatą. Tai tiek, tai va, taip. Kava, kuras ir kelys. Jo, ir nebuvom pridėję mes pačio pirmo pilno bako, kurį užsipylėm, su kuriuo užpiltu mes išvažiavom, nes kuras buvo taip ar taip papildytas. Startavom su pilnu baku. Taip. Ir užbaigsim kelionę vėl su pilnu baku ir matysim pilnas išlaidas, kiek išleidom ir už kurą, ir už viską. Tai gausis kapitaliai toks 100%, nes prisipilt nuo pusės bako į pilną ir grįžti su velniai žino kiek, gaunasi ganėtinai netikslu, o čia pats tiksliausias variantas, ką galima skaičiuoti iš išlaidų pusės. Ir jau Vokietijoje turimės apartamentus, iš karto čia pat mes įdedam, kiek sumokėjom? Dabar 70 ar 80 eurų, dabar nepamenu. Atvažiuosim, kai darysim rumtūrą, patikslinsim, nes nepamenu, ar 70 ar 80. Taip, nepliusuojama. Šitas bus vėliau, kad pažiūrėtumėt iki galo ir pamatytumėt. Nes jeigu dabar dar pasakytumėt, tai gal ir nebežiūrėtumėt. Taip. Bet turbūt žiūrėsim. Likit iki galo. Gerai. Tai atvažiavom mūsų mylimiausią punktą, tavo tiketas. Tiketas. Pasižiūrim, kiek mes čia ilgokai važiavom. €32 40 centų. Cink, pridedam. Šiandien pakankamai neblogai. Ilgai važiavom. Bet dabar šiuo metu esame 256. Let's go. Žalia Susimokam šviesa. va. Rino Tim.
Firminė. Komandinė. Komandinė, firminė. Let's go. Nespėjom susimokėti ir jau vėl išsėjom tikėtą. Nu kas čia dabar darosi, ar ne? Neduod. Okay. Nieko neaišku. Nu gerai, varom ieškot taip pat. Ok. Pradžiai nesupratom, kas čia vyksta, bet žodžiu, vėl susimokam 3,10 €. Labai įdomi situacija buvo, kad privažiuojant galvojom, gal pakils tas šlagbaumas, bet nieks nekylo, nieks neišleido, kelias vieteles kištelėjom, bet Keistesnė, dar su to nesusidūrę nebuvom ir kažkaip tai keista. nepataikėm. Įdomu, čia taip, nauja patirtis. 3,10 € ir kavutę dar vieną pirkom, iš tikrųjų išgėrėm, nes Starbucksą. 7, tai visumoji plus 10 €. Plus 10 €, cuk. Tai guten Tag aus Karlsruhe. Taip, pasiekėm namus. Tokie įdomesni, bet kaip ir iš pirmo žvilgsnio visai neblogai. Studijos tipo butelis. Čia jau nagrinėtojai vaikšto. Šitas visada nepraleidžia progos pasižiūrėti veidrodį. Toks. Na, viskas kaip ir pakankamai neblogai. Čia turėjo telikas būti pagal nuotraukas. Pagyvensim ir be jo. Spinta. Čia jau ruošia katinui reikalus. Na, skalbenkė, viskas ko reikia, toks basic, ane? Kas yra? Nešvaru. Niekur nešvaru pagal ją būna. Ne, bet pažiūrėk, visi langai, viskas taip, biški, ne taip, kai buvo Prancūzijoje, bet biški. Barcelonai. Prancūzijoje buvo gerai. Prancūzijoje buvo gerai, o čia toks. Tvarkos norisi, švaros tikrai nieko negaliu sakyti, nes matosi vien... Ten, tokių šlykštynių yra. Šlykštynių netrūksta. Nėra tai baisiai. Tu labai jau tau vienodai kur, bet man... Nėra labai gerai, sakyk. Smirda, žiauriai. Šiaip jo, o vienintelis dalykas, kas tikrai, tai tikrai smirda. Kvapas kažkaip kario prieskonį. Na, ten kažkas gamina, tai gal iš ten. Ne. O šiaip tai, sakyčiau, turbūt kokie 5 iš 10 pagal švarą. Tai... Mano skaliai tik grindis ir patalinė atrodo. 5. Tai jeigu jau grindis ir patalinė, tai jau yra tikrai 5. Kaip ir sakau, kiekvienam savaip, aš netoks jautrus kaip jinai, bet šiaip tikrai norėtųsi, kad būtų, tvarkingiau, galėtų pasistengti. Tai šiaip užknisa, kad moki pinigus ir gauni tokį, kur reikia prasitvarkyti, norint higieniškai gyventi. Už šitą butą susimokėjom 80 €. Tai spręskit patys. Bet tikrai gerokai geriau negu Barcelonoj ir dvigubai pigiau. Ir tikrai šilta. Prasivedinsim. Kvapas jau po biškį vedinasi, nes galim pasidaryti tokį neblogą skersvėjuką. Tai, manau, bus visai viskas čia tvarkoj. Tai va, kol kas tiek. Dar, manau, susimatysim. Ok.
galvojau, susitiksim šiek tiek vėliau, bet šitą dalyką reikia parodyti. Tai rozetė ant lubų. Tiesiog virštinkinė rozetė ant lubų. Įdomesnis atradimas, netikėtas, bet nieko. Jeigu aš sakau, kad yra full, aš jau apie veidrodį šitą tyliu, ar ne? Nežinau, bet vat šitie visi. Šitie visi. Čia full biški, bet Čia ne biški, čia yra full, aš tau sakau full. Čia full. O tu manim netiki, čia yra full. Aš tiek nenagrinėjau. Tai gerai, sutinku, čia yra daugiau biškutį full negu galvojau. Sakiau 4 iš 5. 4,5. Nežinau, dar patalinę reikės pažiūrėti. Lyg ir iš pirmo žvilgsnio atrodo neblogai, bet... Užknisa. Labai noriu namų. Labai noriu savo namų. Labai noriu. Žiauriai noriu. Ta prasme, man jau NF ir tu pritarė, ar ne? Tai va taip. Laimingas šuo toksai, ar ne? Eik tu savo, kažkas koks laimingas. Nu, iš to džiaugsmo ir pridėjai nesąmonę daryti. Nu, kada ką? Tai, nu, bent vat vienam viskas čia yra gerai, tikrai labai gerai. Kaip matėte, laimingas, patenkintas, išlaisvintas iš narvo, ne? Ir gali mėgautis. Neturėjai kilimo senai. Nu, pasakok, ką tu ten kažką teigiamo suradai. Indai bent jau yra tikrai pakankamai švarus. Matosi, buvo indaploviai išplauti. Atidarius indaplos, Mario belen kokią blemba lenda. Na ir vonios kambarys tikrai yra, nešlykštus, yra švarus. Bent tiek. Ne taip ir blogai, ne taip ir blogai. Nes visus paviršius ką tik pravaliau jau, mikrobangę pravaliau, tiek reikalų tie yra. Tai vis dėlto 5. No chance, visiškai, vien dėl svario. Čia labai įdomi, ant durų yra parašytas ir mums liepia čian ieškot, kad būtų parašyta. Atkreipkite dėmesį į visą dizainą, čia yra kažkokie jo kiniški ornamentai, visokie paveikslai ir panašiai. Pilna visokių kažkokių, nežinau, sojos padažų, visokių kiniškų prieskonių ir smirda kaip kinų restorane blenda. Bet jau prasivedino, jau. Langus prasidarėm, blema. Pusvalanduką pabuvus, jau šiaip tikrai... Arba pripratom. Jau tikrai prasivedino, nes gaivaus oro eina užuost. Aišku, sėdžiu prie lango. Bet įėjus buvo tikrai kvapelis ne kažką. Bet vat kiek ir tai reikia, realiai išvedint, palikti išvedintą ir viskas. Tai atidaryti bent jau porą valandų prieš atvykstant nuomininkam ir viskas. Tiek reikalų. Taip, matos, kad čianas gyvena. Čiano būte blenda. Jep, žodžiu. Užtat gėlės turim gyvas. Čia gyvas? Vanduo toksai jau reiktų pakeisti, bet gėlės yra gyvos. Taip. Biški durkių yra, bet nieko tada. Žodžiu. Ne gyvos, o nafik jie dirbtinės gėlės su vandeniu laiko. Ta gyva, kažkas čia. Kas čia gyvo? Kažkas šitas gyvas. Va, šitas. Ir biški dirbtinių. Šitas gyvas, šitas negyvas. Puikus sprendimas. Bet, žodžiu, net tokia katastrofa, kaip pasirodė iš pačios pradžios, tai gyventi galima. Tiesiog prasivalai 15 minučių ir gyveni toliau. Kam tas valymo mokestis reikalingas? Jo, tai va šito dalyko užknisa. Sumoki ganėtinai daug kai kur už valymo mokesčius, nuo 10 iki 40 eurų ir dar gauni galiausiai tekstą išeinant išsineškit šiukšles. Tai come on, už ką valymo mokestis, tai šitas dalykas saks. Žodžiu, taip peikiam Prancūziją, bet ten buvo tobulas. Tai šiaip tikrai buvo. Iš visų vietų, kur buvom kol kas, tai the best buvo Prancūzija. Taip. Tikrai. Bet dedu viltis į tolimesnį kelią, ypatingai į Lenkiją. Lenkai kol kas nenuvylė nei karto. Tai. Neprisikalbėk. Bet dar lauks viena naktis. Jo, mes dar vieną naktį sekančią nakvojom Vokietijoje ir iš Vokietijos tada jau Lenkija. Ir jau Kaunas į namus. Kurios irgi reiks išsivalyti pradžiai, nes po remontų.
Nes su valytojom irgi, blemba, bandėm valytoją į savo butą po remonto pasimti, tai... Bet šitą palikim, Nu, gerai, kai būsim jau... nespoilinsim. Jo, užteks. Tai. Nu, išsibambėjai. Jo, sorry už išsibambėjimą. Iš tikrųjų, galbūt tiesiog, jau kantrybės ne visada užtenka ir man. Filmuojam viską taip, kaip yra, kaip sakant, visiškai be plano, be susitarimo ir panašiai. Tai va, niekada nežinom, kuris iš mūsų paims telefoną ir pradės filmuoti. Matot, su ko gyventi. Real face. Nu, žodžiu, apsivalėm, virduliuką nukalkinau, pasirodo, nukalkinimui buvo priemonių. Žodžiu, šitas laimingas vam visas. Bent vienam gerai. Nu ir kitas irgi nesiskundžia. Taip, aš irgi labai jau nesiskundžiu. Jis žmogus paprastas, jam... Matos, kas Aš dar vas- gimė kaime, augo kaime, o kas yra čistas plentvaikis. Toks basic plent. Tiesiog aš mėgstu švarą. Tik tiek. Daug man nereikia, tik kad būtų švaru. Va, servetėlę dar viską čia baigiu valyti. Skirtum. Nesvarbu, ne apie tai. Bet žodžiu, apsivalėm, viskas daugiau mažiau neblogai. Naktį ištversim. Kaip nors. Lova minkštesnė, tai jau man yra gerai. Dėl to jau Aš tai kaip ten kaip pum tas kvapas išgyvensiu, bet geriau užsimiegosiu su ne ypač geru kvapu šitoje aplinkoje, bet minkštesnių čiužinių nei Prancūzijoje. Bet Prancūzijoje buvo tikrai jaukiau. Prancūzijoje buvo gerai. Jo, kvapas dar yra, kvapą pravedino, bet Nedaug. biškiai yra dar, bet gal aš manau jau pripratom. Dar prasivėdinsim, dar prasivėdinsim, tai viskas Tai čia bus, okei. bus gerai, prie bet kokio scenarijos. Rytoj kur mes keliaujam? Rytoj keliaujam. Tuoj pasakysim rytojus planą, nes rytoj ryte vėl anksti labai atsikeliam. Šitą krokodilą pavedžiojam, tiksliau aš pavedžioju, grįžtu, pavalgom, varom į salę. Kur mes rytoj? Dresdeną. Rytoj planas Dresdenas, dar viena nakvynė Vokietijoje ir iš Dresdeno jau keliausim į Lenkiją, į Varšuvą. Jo, Varšuvą. Ja, bet čia viskas ateity, dar pirmą Dresdeną reikia pasiekti. Taip. Išmiegoti šiandien Ir viskas. ir taip. Tai šiandien tiek, dar varysim susiruošti maistus, viskas susidėta, kad rytoj ryte per daug nieko nereikėtų daryti, tik tai susirinkti manatkės, varyti pasportuoti, grįžti Ir va šitą poną. ir visio, ir minti toliau, nes važiuoti reikia vėl panašiai kiek ir šiandien. Ir viską dar susižiūrėti, reikės užsibukinti namus pasižiūrėti, Taip, ką gero galima rasti. Ir, žodžiu, kol kas salę rytoj jau turim. Ne, Neturim, ne, bet reikia dar susirasti mums dar salę būtinai. Yes, tai, žodžiu, čia nemalsim daug liežuviais, nes jau nėra ką ir papasakot turbūt. Viską matėt. Viską Visas matėt. dienas su mumis. Ir viskas. Ir dabar keliaujam tiesiog tvarkytis ir susitiksim jau tada rytoj vėl iš automobilio turbūt. Ko gero. Bus intarpas iš automobilio tikrai, bet gal dar ir anksčiau, gal kažkiek kažką link salėje ar dar kažką pavyks Taip. pažiūrėti. Bet viskas eigoj, nėra kol kas plano jokio. Na ir tiek. Ja. Bye bye.